Sveiki, šiandien gaminsiu naminę picą ir palyginsiu ją su pica, kurią užsisakysim iš restorano, bet anksčiau kanale jau buvo įprastų picų receptų, taigi šiandien gaminsime ir lyginsime metrines picas. Taigi pirmyn. Ir pirmas dalykas, kurį padarysime, tai iš anksto užsisakysime picą, kumpio, grybų, mocarelos, pomidorų, putpelių, kiaušinių, pipiro, parmezano ir karbonaros padažų. Ta pačia karbonaros picą bandysime atkartoti. Šiuo tikslu pirmoje parduotuvėje nusipirkau parmezano sūrio, mocarelos sūrio ir kumpio. Na, o prekybos centre nusipirkau grietinėlės, kiaušinių, grybų ir pomidorų. Beje, dideli pomidorai irgi tinka. Juos galima pasiimti. O tešlai pasimsime porą pakuočių mėlių ir miltų. Visą tai man kainavo 100 gryvinų arba 240 rublių. O dabar pradėkime gaminti ir pradėkime nuo tešlos. O čia galite daryti savo nuožiūrą, įdėjus 2 maišelius, tešla tikrai pakils greičiau, bet bus šiek tiek jaučiamas mėlynių aromatas. O su vienu pakeliu tešla pakils maždaug per valandą, bet nebus jokio mėlynio skonio. Įberkite 1 arbatinį šaukštelį cukrų, supilkite šiltą vandenį ir išmaišykite. Dabar imame didesnį dubenį, supilsime 200 gramų miltų, po jais įbersime gerą žiupsnelį druskos ir truputį augalinio aliejaus. Dabar imame mieles ir supilame jas į miltus ir išmaišome. Tada supilame visas mūsų mieles, išmaišykite, įpilkite dar truputį miltų, kai tik tešla taps tiršta, išminkome ją rankomis. Ir jei tešlos neužtenka, niekas nedraudžia įpilti šilto vandens. Ir įpilkite daugiau miltų, turėtumėte gauti tokią tešlą, ne per tirštą ir nelipnę. Tada patepkite ją aliejumi ir tame pačiame dubenyje palikite kur nors šiltoje vietoje. Ir dabar pagaliau galime imtis įdaro gaminimo. Imame sūrį, tiksliau 2 rūšių sūrių, parmezaną ir mocarelą, ir kiekvieno jų sutarkuojame ant smulkiausios tarkos. Beje, parmezano ir mocarelos santykis turėtų būti maždaug 1:3, taigi jums išeis apie 400 gramų sūrio. Dabar belieka viską supilti į dubenį ir gerai išmaišyti abiejų rūšių sūrį. Toliau gaminsime karbonaros padažą. Į puodą įpilame pusę litro grietinėlės, kokios tik turite. Aš turiu 10% neriebios. Porą minučių paviriame ant silpnos ugnies ir tada įdedame porą gerų saujos sūrio. Taip pat iš anksto iš 3 vištų kiaušinių atskirkite trynius ir juos supilame į grietinėlę ir pradedame greitai maišyti. Maišydami tiesiog įberkite truputį druskos ir pipirų ir viską pakeitinkite apie 2 minutės ir padažas paruoštas. Galite jį išjungti. Iš pradžių jis atrodys labai skystas, bet kai atvės, jis sutirštės. O dabar turime paruošti grybus, taigi juos nulupsime. Kai kurie žmonės daro klaidą juos tiesiog nuplaudami, bet tai nėra teisinga, nes jei juos nuplausime, jie sugers per daug vandens ir tada mūsų picos pavirs į košę, todėl juos nulupame ir tą patį padarome su likusiais grybais. O dabar juos supjaustome. Juos galite supjaustyti arba pusiau arba sveikus, bet jei pjaustite sveikus, gausite gražesnį gabalėlį. Taip pat turėsime supjaustyti kumpį ir pomidorus. Mūsų pica paruošta, dabar grįžkime prie sunkiausios picos dalies, prie tešlos. Ir pirmas dalykas, kurį padarysime, tai šiek tiek ją išminkysime, kad išeitų oras. Dabar turime gerai pabarstyti stalą miltais ir iškočyti tešlą į tokią dešrelę. Bet paskui su kočelu šią dešrelę reikia iškočyti į metro ilgio. Bandžiau tą padaryti 2 kartus, bet stalo ilgis yra tik metras. Todėl už ekrano išminkiau tešlą ant stalviršio. Užlenkime tešlos kraštus ir nepamirškime po tešlą pakišti pergamentinio popieriaus, o picos plotis turėtų būti maždaug pergamentinio popieriaus lapo. Tai yra orientuokitės pagal šį veiksnį ir užlenkite kraštus. Kai tik pasieksite pergamentinį popierių, iš karto sustokite. Turėtumėte gauti tokį picos pagrindą ir jei pasiekite šį etapą, sveikinu, praėjote pragarą, nežinau kaip kam, bet man su tešla sekasi velniškai sunkiai. O kita problema ta, kad neturiu metrinės orkaitės, todėl turėsiu supjaustyti šį pagrindą į 3 dalis. Tam mes supjaustome gabalėlius tešlos, kad jis tilptų. Žinoma, mes supjaustame tešlą, bet pergamento, kuris yra po jo, ne. Todėl po jo padedame lentą ir nupjauname pergamento gabalėlį, kad susidarytų tokie 3 gabaliukai ir iš karto juos aptepėme padažu. O tada uždedame ant padažo viršaus mėsą, grybus ir pomidorus, o tada ant kiekvieno gabalėlio užbarstome sūrio. Įmušame 2 putpelių kiaušinius ir jei norite, kad picos šonai būtų aukso spalvos, jas reikia aptepti kiaušinio tryniu. Tuomet siunčiame mūsų 3 kepimo skardas į orkaitę ir nustatykite 230 ir 250 laipsnių temperatūrą. Po 20 minučių jungiame grilą ir ant jos apkepame kiekvieną riekelę, tiesiog keisdami padėklus ir po to mūsų pica visiškai paruošta. Taip atrodo pica visiškai surinkta, belieka tik ją supjaustyti ir tada galėsime
galėsime palyginti su pica, kurią man ką tik atnešė. O štai ta pica, kurią gavau iš mafijos. O atidarius dėžę matyti, kad pica turi labai mažai priedų. Viskas itin smulkiai supjaustyta, o sūrio tiek mažai, kad jis pridegė prie kraštų. Ir pica mano namuose negulėjo 5 valandas, jie atvežė prieš 10 minučių, o dabar matome jų ilgį. Naminė pica yra 102 cm ilgio, o mafijos picos ilgis 86 cm. Paėmė gabalėlį picos ir ant jos esančius priedus, ant kito gabalėlių priedų bus vienam kąsniui ir ji vadinama mūsų populiariausių pristatymų. Maža to, kad ji yra blogesnė visais atžvilgiais, ji kainuoja kur kas brangiau, bei skonis yra prastesnis. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, uždėkite laikus, prenumeruokite kanalą ir iki pasimatymo.